Dėkoju Jums, advokatė, už pokalbį, nes mes dabar turime apžiūrėti, nusipelniusius, daug laimėjusius keturkojus. Šiandieną tarptautinė muitinių diena ir ta proga tarnybiniai šunys gavo apdovanojimų. Štai dabar kaip tik ir matote kadre, aš taip suprantu, kad čia vienas turbūt iš tų apdovanotojų. Arnas bando išsiaiškinti, kiekgi keturkojų gavo ir kokius apdovanojimus. Taip, Reda, dabar kadre kaip tik yra geriausias metų šuo, belgo aviganė tigra. Ir mano rankos yra paslėptas tai, ko tigra matyt niekam netiduotų ir ką jinai kiekvieną kartą parneša šeimininkui. Tigra? Tigra. Na, o kol tigra neša savo grobę, aš pakalbinsiu ponę Romeną Baurienę, Vilniaus teritorinės muitinės inspektorė kinologė. Sveiki. Sveiki. Tai, ponė Baurienė, už ką buvo jūsų augintinė apdovanota tigra? Už daugiausia kartų rastų narkotinių medžiagų 2014 metais. Ar sunku buvo treniruoti tigrą ir kaip pavyksta, nes kol laukia eterio, tai šuo tikrai nėra ramus, siaučia pakankamai. Šiaip jinai labai lengvai dresuojasi, jinai, kaip matot, jinai siaučia, jai reikia veiklos, tai tas darbas jai yra taip pat veikla. Ir jinai su malonumu ieško, labai puikiai jos paieška ir jinai labai darboholikė pas mane, žodžiu, ir labai nori dirbti. Kiek svarbus kinologams ir patiems šunims yra apdovanojimai ir kiek šiandien buvo apdovanota jų? Šiandien buvo apdovanoti 4 ar 5 kinologai su savo šunimis. Iš tikrųjų labai reikalinga apdovanojimai, labai paglosto širdį, tiek mums, tiek tikiuosi ir šuniui smagu buvo. Motyvuoja dirbti dar geriau tokie dalykai. Belieka palinkėti jums, matyt, kad kuo mažiau pažeidėjų ir kuo sėkmingesnių paieškų. Ačiū jums, o mes keliaujam pasidomėti, kągi iš tikrųjų sugeba tie šunys ir kitas mūsų pašnekovas Kauno teritorinės muitinės vyr inspektorius kinologas Valentinas Morkūnas. Sveiki. Ir čia kitas augintinis, vokiečių aviganis Reksas. Reksai, labas. Dabar mato savo kolegę su kamuoliuku, jam tas yra svarbiausia. Šiek tiek jūs įdomus. Pone Morkūnai, ar galite parodyti, ką šuo sugeba? Praktiškai tai yra darbas, galime imituoti šiek tiek kaip pažeidėjo automobilio apiešką iš išorės. Taip, tai paimkime tą ir padarykime dabar tuomet. Sėdėt. Šuo yra pasodinamas, sudominamas. Imituojama, kad ten kažkas yra padėta. Jisai pradeda uostyti, ieškoti. Jis galvoja, kad čia yra kažkas tai. Kadangi jisai buvo sudomintas kamuoliuku, kurio jisai mokytas. Ir ką jisai šuo finale čia suras? Tai turėtų būti kažkokios tai blogos medžiagos, manyčiau. Ar kažkas tai panašaus. Jisai suradęs turėtų pažymėti, atsigulti. Tai ir šuo skatinamas yra kamuoliu. Tuo pačiu, taip pat kaip buvo su tigra. Pone Morkūnai, kaip sekasi su Reksu bendrauti? Ar tai yra sunkiai treniruojama šuo ar ne? Ne, tai yra vokiečių aviganis, tai vienas lengviausiai treniruojamų šunų. Tai didelių problemų nesudarantis. Kiek žinau, jis yra vyresnis nei tigra, kurie yra 4,5 metų. Kokio amžiaus šis šuo ir ką jis yra gero nuveikęs per tarnybą jau? Jam yra 9 metai. Tai yra vienas pirmųjų Lietuvoje paruoštas šunų žmogaus ieškoti narkotinių medžiagų ant žmogaus. Tai jisai oro uostose visi praktiškai yra žaidimai. Tai jo. Dabar iki 13 gal kokių metų buvo 2013, kai jau atsirado daugiau šunų, kurie buvo paruošti dirbti oro uostose. Bet šis gražuolis galėtų matyti ir seriale nusifilmuoti Reksas. Aišku, tai toksai nuostabus šuo. Pone Morkūnai, kiek jums pačiam ir vėlgi pasikartosiu šuniui svarbus yra kinologo apdovanojimas ir už ką jis buvo apdovanotas šiemet? Jisai buvo apdovanotas už daugiausiai nustatytų pažeidimų skaičių. Kokių? Įvairių. Tai buvo nebūtent, tai buvo ir narkotinės medžiagos, ir cigaretės, ir kiti muitinės traktuojami pažeidimai, už ką muitinė turi teisę taikyti administracinę atsakomybę. Ar galite žinot paslapti, kaip šuo yra apmokomas ieškoti narkotikų pinigų? Jūs matėte, tai yra kamuolys pradžiai slepiamas. Pradžiai pradėkime nuo to, kad šuo turi turėti tam tikrų savybių. Tai yra norėti žaisti, norėti dūkti ir norėti turėti grobio instinktą. Tai yra persekioti grobį.
Jeigu jisai tai visus tos dalykus turės, jisai automatiškai žaislą tą, su kuriuo jisai žaidžia, kuriuo jisai kamuolys šiuo atveju pas vieną ir pas kitą šunį yra, jisai nori jo to kamuolio, jisai ieško, jisai yra radęs kažkokiu tai būdu pažymį. Ar tai krapšto, tai yra aktyvus žymėjimas, ar tai pasyvus atsigula tiesiog. Ir viskas, ir šalia tos medžiagos, kaip jau jisai normaliai ieško to kamuolio, šalia dedama medžiaga šalia to kamuolio, jis natūraliai įtraukdamas ir tą, paskui kamuolys išimamas ir skatinama tik tai kamuolį. O ar šuo, kaip mes esame pratę moką, nežinau, paduoti ranką, pasisveikinti, apsiversti? Na, kažką tai moka, bet šiuo metu jau jisai padarė tai, ką jam reikėjo, iš jo tą kamuolį ne taip lengva atimti. Tai motivacija jo yra visas kamuolys. Ir motyvuoti paskui šunį yra ganėtinai sunku. Na, tai tegul atliekasi savo darbą, o paprasti. Jau jisai atliko savo darbą, jau jam dabar laikas yra su savo grobiu eiti pas save į automobilį. Ir keliauti į Kauną. Ačiū Kauno teritorinės muitinės vyr inspektoriui kinologui ponui Valentinui Morkūnui ir jo kolegijai poniai Romenai Baurieniai. Dėkui kinologams ir jų ištikimiems draugams šunims belieka palinkėti, kad jie atrastų kuo daugiau tų grobių, o pažeidimų iš tiesų būtų kuo mažiau. Reda, grįžtam į studiją. Ačiū Arnai tau už pokalbį, iš ties mačiau, šuniukas buvo su charakteriu, netgi štai tau, netgi letenos nepadavė. Dėkui tau už pokalbį. Na, tai